Sveiki, sveiki gyvi. Šiandien vėl darbas bityne ir jau beveik tradicija tapęs spiečių gaudymas. Vėl atskrido į tą patį medį. Į burną lenda. Va, pasižiūrėkit. O, koks spiečiuks. Po truputį lenda į spietinę. Pavyko pagauti pačiu tuo metu. Bitučių labai daug ir visur. Va, braškės apsėdusios. Šiaip nemažas toks spiečiukas leidžiasi. Kokie pilvukai daros bitučių po apačią. Net nespėja nusileisti va, ant žemės jos. Spiečiai va yra nepiktybiški. Galima ranką ištiest, nieko nedaro. Reikia tik atsargiai vaikščiot, bitučių nesutrint. Po truputį lenda į vidų. Ką, tegu lenda, netrukdom. O dabar mes einam medų imt. Kągi, šiandien dienelė tokia ankstyva. Pradėjom nuo 5 ryto, važiavom imti medų iš bičių. Jau pirmas medus. Turim gegužės 30. Kaip pirmam medui gan anksti. Nieko nelaukia, keliaukime pasižiūrėti, ką pavyko išimti. Štai kaip atrodo mūsų medaus sukimo patalpos. Viskas švaru, gražu, išblizginta, neatsukys, atakiavimo gone. Taigi nešam rėmelius, dėsim čia, atakiuosim, dėsim į vonę ir tada suksim medų. Taigi nešam rėmelius ir kimbam į darbus. Štai šitą dėžę jau išsukom, taip pavyksta darbas, čia yra atakiukai, vaško dangteliai su tokia šakutė nuimam, tada dedam čia į vonę, taip gražiai, kas nuvarva į apačią, prisidedam ir tada dedam čia į medsukį. Kai medsukis išsisuka, juos išimam, dedam į dėžę ir tada iš vonios dedam į medsukį. Tokia sistema viskas vyksta, medsukis juda truputį, bet nieko. Amortizuoja, kitaip pasakant. Lingio atmušėjai. Bet galima pritaikyti ir medaus gamybui. Kągi, turim jau porą kibiriukų medaus, tai šitie ramukai išsisuks ir eisim pasijungti šitą aparačiuką. Tas elektroninės prašmatnės išpilstymo svarstyklės. Štai pasidėjom kibiriuką, medutis jau šlanga bėga. Matas, čia jau pradėjo kilt. Testinis stiklainis padėtas, spaudžiam. Traukia. Ir reikia nustatyti normą. Dabar 5,50. Nustatom normą ir bandom antrą kartą. Po nesėkmingo pirmo bandymo nunulinom, spaudžiam mygtuką. Turėtų 5,50 pripilti. Ida trūksta. Vėl pažaidžiam su nustatymais. Trečias bandymas. Nunulinom, spaudžiam mygtuką. 650. Jėtis vos nenuslydo. Kaip ir gerai. Nusinulinam ir pasidarom automatinį pripilimą. Ką reiškia automatinis? Padedam stiklainį. Įpilam, nuimam, dedam sekantį. Ir viskas. Pažiūrim, kaip tiksliai įpils. Va jau prieš viršų. Pradeda lėtėti. 649. Palengvins darbą šitas draugas. Štai vežam jau išsuktus rėmelius, dėt atgal į avilius, bet dar tuo pačiu ir pagavom va spiečių. Gerai uždarytas, tai va vežam, šitos bitutės niekur nedings. Tai dar nuvešim ir įdėsim vieną spiečiuką į avilį. Darbas veja darbą, tačiau va sesė paprašė saldainiukų, tai turim zefyrų, gražiai reiks išdėliot po vieną. O taip ir pašausim į liofilizatorių. Štai kaip jis įsikūręs čia pas mus.
Nu, užima tikrai nemažai vietos, bet pakeltas nuo viršaus, tvarkingai, saldainiukai. Net mecukis atrodo labai mažas, nors yra vienas iš didesnių šio kambario vietos užėmėjų. Dėliojam saldainius ir tada šausim į vidų. Nors, kad ir kiek brolis medaus beturėtų, sesė vis tiek reikia kažko saldesnio. Štai jau sudėjome saldainiukus. Sesutės vienas padėklas guminukų, sesutės antras padėklas guminukų, trečias padėklas guminukų. Šitie man patinka, gražiai atrodo. Skonis tai ne kažką. Ketvirtas padėklas ir penktas padėklas. Aišku, galima buvo sutalpinti mažiau padėklų, bet jeigu yra vietos, kodėlgi ne. Spaudžiam mygtuką ir jis dirba savo darbą. O mes galime eiti tvarkyti betvarkę, kuri liko po medaus sukimo. Štai po truputį sprūginėja, pučiasi taip, zefyrai tai tokia užsipūtė. O dar praėjo tik tai 24 minutės. Neblogai. Kai atsibosta miestas, galima ateiti ir pasigrožėti gamtą. Pašokinėti per judančius akmenis. Jūs tik pasižiūrėkit. Koks vaizdas, ne? Kokia gamta įspūdinga. Akmenukai. Ir vandens malūno liekanos. Gražu. Šis grožis su manim susijęs ne šiaip savo. Šios upės krantuose žydinčių augalų nektarą renka mano bitutės ir jį paverčia į medų. Tad kviečiu jūs apsilankyti mano Facebooko puslapyje Kaimetuko medus ir jo tenais įsigyti. Kai tos reklamos man atsibodo, kerioblinės, šiavaikščiai, kažkur per akmenis, medų reklamuoja. Kaimetuko medus. Užsukite, įsigykite, paragaukite ir parašykite, ar patiko. Vakaras, liko truputis laiko, tad einam, pažiūrėsim, kaip gyvena mūsų motinėlės aviliukuose. Turi mažus niukliusus, niukliusiukus. Šitą va neseniai padariau. Dabar reikia įlįsti į šitą. Apžiūrėsim vieną iš niukliusiukų. Truputį maistelio mažoką. Savaitė dar užteks, bet po to įdėsim. Čia nieko nepadarė dar šitam remukui. Uodai puola, prasidėjo vasara. Kaip skaudžiai kanda. Reikės kitą kartą dėtis pirštinės ir galvos dangalą ne dėl bičių, bet dėl uodų. Va, kiaušinėliai labai gražus ir radau mamytę. Dabar tą mamytę parodyti jums reikia. Va, žiūrėkit, va matot, tokia didelė, graži. Jėtus, kaip skaudžiai kanda uodas. Graži, didelė, su raudonu taškeliu. Yra truputį duonelės, nektaro. Na va, dėjom atgal. Rado mamytę. Mamytė sveika. Deda kiaušinėlius. Bitutės įsikurdino. Galim dėti atgal. Eik tu savo, kai nosį kanda skaudžiai. Na va, vienas niukliausiukas apžiūrėtas, kito dar kol kas nelysim, nes tik šiandien aš jį sudėjau, tai kad nepabėgtų. Tokie darbeliai, motinėlė sveika, pridėjus labai gražiai kiaušinėlių, tikrai gražiai, pasisekė. Taip jau būna, kai pagauni du spiečius ir sujungi vieną. Norisi stiprios šeimos, o motinėlės prarast nesinori. Tai išsaugai ją ir tiek. Į niukliausiuką, jeigu prireiktų, visada turi po ranka. Štai kaip atrodo niukliausiukų kampelis. Alyvos auga iš šonų, tam jos čia ir yra, po to sutankės. Jos yra tam, kad bitutės būtų savo vietoje, niekas prie jų nelįstų. Taip, turi savo karaliavimo ribas.
Štai iš visų tų padėklų gavome tiek saldainiukų. Nu, tokie. Tuščiaviduriai zefyrai. Nu, bet skanus. Visi tokie va. Išėjo. Galima užskaityti, galima sakyti, kad tikrai pavyko. Nu, aš kaip nesaldainių mėgėjas rinkčiau uogas, bet kažkas įdomesnio negu paprasti saldainiai. Taigi, mėlyjei, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime kitą savaitę.